Labą dieną. Pristatysiu labai trumpai verslo registravimo ir veiklos teisinio reguliavimo temą įvairiais aspektais, pradedant nuo verslo formos parinkimo, registravimo, apmokestinimo, darbo, išorinių santykių ir tais esminiais dalykais, kuriuos verta žinoti kiekvienam pradedančiam verslininkui. Verslo formos pasirinkimą paprastai lemia daug individualių aspektų, pradedant nuo pačios veiklos pobūdžio, ar veikla sudėtinga, ar veikla yra plataus masto, kas iš viso yra planuojama daryti, kapitalo dydis, ar reikės veiklos pradžiai, ar veiklos palaikymui kažkokio kapitalo, ar bus vykdoma veikla iš einamųjų pardavimų, iš einamųjų įplaukų. Taipogi, ar yra įstatymuose reikalingas kažkoks minimalus kapitalas ar nėra. Apmokestinimo tvarka ir tarifai dažnai verslo formos parinkimą nulėmė būtent galimybę pasinaudoti mokestinėmis lengvatomis. Dažnai verslo formos pasirinkimą lemia tai, ar verslas bus vykdomas vieno ar kelių asmenų kartu, ar bus ketinama pritraukinėti išorinius investuotojus ir taip toliau. Tai yra tų dalykų, kuriuos vertėtų apsvarstyti, yra pakankamai daug. Sąrašas toli gražu nėra baigtinis ir tikrai kiekviena situacija yra individuali. Bet kokiu atveju patartina prieš pradedant formalųjį steigimą pasitarti ar su verslo, ar su teisės konsultantais tam, kad iš tikrųjų parinkti optimaliausią formą, kad nuo pat pradžių būtų galima startuoti su ta organizacija ir su ta veiklos forma, kuri yra labiausiai tinkama jūsų verslo planui. Tam, kad vykdyti veiklą, iš tikrųjų įmonės Lietuvoje nereikia. Jeigu jūs veiklą galvojat vykdyti vienas, jinai yra lokalaus pobūdžio ir patenka į, sakykime, tas veiklos rūšis, kurias galima vykdyti pagal individualią pažymą arba patentą, tai formaliai steigti įmonės gali ir nereikėti, gali užtekti supaprastintos procedūros, įregistruoti individualią veiklą arba gauti patentą. Tačiau daugumai veiklos rūšių, į ateitį projektuojamų veiklos rūšių gali tekti pasinaudoti viena iš Lietuvoje esančių juridinių asmenų rūšių, kurių yra tikrai pakankamai daug. Klasifikacija yra įvairi nuo veiklos tikslų, jeigu tai yra viešieji tikslai su viešaisiais interesais susiję, gali geriausia forma būti viešo įstaiga arba asociacija. Jeigu tai yra privatus tikslai siekti gauti pelną, tai tokiu atveju privataus kapitalo, uždarosios akcinės bendrovės. Jeigu ketinama apriboti dalyvio atsakomybę, be abejo bus tinkamos tik tai tos verslo formos, kurios riboja atsakomybę. Jeigu tas nebūtina, galima rinktis ir kitas. Tai yra tų įmonių rūšių pobūdžio ir skirstimo yra pakankamai plataus ir pasirinkimas yra tikrai platus. Geras verslo formų palyginimas, pradedant nuo steigimo procedūrų, dalyvių juose dalyvavimo ir kitų aspektų, yra pateiktas Verslios Lietuvos tinklalapyje www.verslilietuva.lt. Ten tikrai kiekvienas yra santrauka tikrai puikiai išdirbta, su palyginimu būtent įvairiais aspektais. Kaip ir minėjau, galima veiklą vykdyti ir nesteigiant juridinio asmens, tai tokiu atveju individualios veiklos arba verslo pažymos arba patento procedūra yra vykdoma valstybiniai mokesčių inspekcijai, kur nuvykus arba per elektroninius valdžios vartus yra galima užregistruoti atitinkamai veiklą ir gauti atitinkamą dokumentą. Visais kitais atvejais, steigiant juridinį asmenį, vėlgi priklausomai nuo pasirinktos formos, yra reikalinga atlikti tam tikrą veiksmų seką. Tai pradedant nuo buveinės ir pavadinimo registracijos,
Pasirinkus buveinį ir nusprendus, kurioje vietoje bus veikiama, reikia gauti iš atitinkamai savininko sutikimą, suteikti buveinę jūsų įmonei. Toliau juridinių asmenų registre yra registruojamas pavadinimas, laikinai įtraukiamas į pavadinimų sąrašą. Po šių procedūrų yra sudaromas steigiamasis aktas arba steigimo sutartis, šaukiamas atitinkamai susirinkimas, jeigu, aišku, tas nebūtinai yra taip formaliai, viską galima daryti, jeigu nedidelis ratas žmonių vienu metu, tačiau formaliai yra reikalingas įstatų ir steigimo dokumentų paruošimui laikas, tai po steigimo sutarties dažnai yra įgaliojimas arba įpareigojimas vienas iš steigėjų, jeigu yra daugiau, paruošti bendrovės įstatus ir kitus dokumentus reikalingus steigimui. Po ko renkasi steigiamasis susirinkimas, patvirtina paruoštus įstatus, išrenka bendrovės valdymo organus ir jau su šiais dokumentais ir su šiais sprendimais yra galima kreiptis arba į notarą, arba priklausomai nuo situacijos tiesiai į juridinių asmenų registrą ir prašyti registruoti juridinį asmenį. Dažniausiai pasitaikančių įmonių registravimo dokumentų, steigimo dokumentų pavyzdžiai yra standartizuoti ir pateikiami Ūkio ministerijos tinklalapyje. Tai dažnam pradedančiam verslininkui tikrai pravartu pasižiūrėti, tenais yra tikrai ir asociacijų, ir uždarųjų akcinių bendrovių, individualių įmonių pavyzdiniai steigimo dokumentai patvirtinti Ūkio ministerijos. Apie visą steigimo ir registracijos procedūrą detali informacija yra pateikta registrų centro tinklalapyje, taipogi aiškiai su visom pridėtom formom ir visa išvardinta seka, kur ir ką reikėtų pateikti ir kur ir ką reikėtų atnešti. Jaunajam verslininkui, pradedančiam verslininkui šitie du tinklalapiai Ūkio ministerijos ir registrų centro yra pakankamai geras vedlys steigimo procedūrose. Įsteigus juridinį asmenį, jis automatiškai yra registruojamas į mokesčių mokėtojų registrą ir valstybinio socialinio draudimo mokėtojų registrą. Tai nei mokesčių inspekcija, nei taip vadinama sodra bendrovės vadovui eiti nereikia. Tačiau privaloma praktiškai visoms veiklos formoms gauti darbų saugos pažymėjimą, todėl už bendrovės veiklą atsakingas vadovas privalo arba savarankiškai, arba išlaikęs kažkokius kursus, atitinkamai laikyti egzaminą ir gauti šį darbų saugos pažymėjimą. Visa kita priklauso nuo ir visos kitos licenzijos, visi kiti leidimai valstybiniai priklauso nuo sugalvotos veiklos. Tam tikrom veiklom reikalingos licenzijos, tam tikrom veiklom ne. Ar veikla licenzijuojama ar ne, galima pasitikrinti Verslo vartų tinklalapyje www.verslovartai.lt. Ten yra pateiktas išsamus sąrašas veiklų, kuriom reikalingi specialūs leidimai ir licenzijos, bei su nuorodom, kas atitinkamus dokumentus ir leidimus administruoja. Tai pravartu tiek prieš steigiant įmonę, tiek ją įsteigus pasitikrinti, ar veikla yra licenzijuojama ar ne. Toliau be abejo, kaip ir kiekvienas ūkio subjektas, taip ir įmonės ar verslą vykdantis asmuo privalo mokėti mokesčius. Dažniausiai pasitaikantis tiek gyventojų pajamų, tiek pelno mokesčiai yra administruojami valstybinės mokesčių inspekcijos su darbo santykiais, privalomų socialinių draudimų. Bendrovės akcininkai ar įmonės dalininkai turėtų žinoti, kad iš esmės vienintelė jų pareiga įmonėje tai dalyvauti kapitale, įnešti reikalingas nuosavo kapitalo lėšas ir be abejo nekenkti bendrovės veiklai, nedaryti žalos.
Tuo tarpu daug daugiau pareigų turi bendroviai vadovaujantis asmenys, tai bendrovės direktorius ar valdyba, jeigu tokia yra, ar kažkoks kitas kasdieninę veiklą prižiūrintis ir vykdantis asmuo, priklausomai nuo juridinio asmens formos. Šie asmenys turi ne tik tai įstatymuose nustatytas jų teises ir pareigas, tačiau yra ir bendrosios taip vadinama rūpestingumo, lojalumo pareiga, kuomet asmuo bendrovės vadovas privalo veikti išimtinai tik tai bendrovės interesais, privalo būti lojalus, vengti interesų konflikto, privalo susilaikyti nuo sandorių, kurie netitinka akcininkų ar įstatų ar kitų susitarimų dokumentų ir atitinkamai nedaryti žalos akcininkams ir pačiai bendroviai. Todėl bendrovės vadovo pozicija yra dažnai įvardinama kaip viena iš rizikingiausių ir atsakingiausių bendrovės visoje struktūroje. Kalbant apie darbo santykius, be abejo, kiekvieno sėkmingo verslo raktas yra darni ir tvari komanda. Todėl bendrovės vadovybė ar akcininkai, planuodami ir projektuodami savo komandą, savo darbuotojų sudėtį, be abejo turi pradėti nuo aiškios organizacinės struktūros, turėtų aiškiai numatyti, kur kokiom funkcijom atlikti reikės kažkokių ar specializuotų ar nespecializuotų žmonių, numatyti ir aiškiai aprašyti darbinės pareigas, kad tiek darbuotojui, tiek darbdaviui būtų aišku, ką konkretus žmogus organizacijai turėtų veikti, be abejo paruošti saugią darbo vietą, aprūpinti saugos, darbų saugą garantuojančiais įrankiais ar aparatais priklausomai nuo veiklos ir be abejo užsitikrinti tam tikrą skatinimo sistemą ir darbuotojų dokumentų tinkamą apskaitą. Tai iš čia išplaukia ir teisiniai reikalavimai tiek pareiginiam instrukcijom, tiek darbo sutartim, tiek santykiam su darbuotojais. Rekomenduotina visą laiką apsirašyti tiek pareiginiuose nuostatose, tiek vidaus darbo tvarkos taisyklėse atitinkamus aiškius ir nedviprasmiškus įpareigojimus darbuotojams ir nustatyti konkrečias sąlygas jų darbui. Kalbant apie išorinius bendrovės santykius su klientais ar tiekėjais, be abejo esminę reikšmę turi civilinio kodekso nuostatos susijusios su sutarčių teise ir čia pagrindinis ir žinotinas principas tai yra sutarčių laisvės principas. Sutarties laisvės principas realiai leidžia bendrovei sudarinėti sandorius, kurie nėra reglamentuojami teisės aktuose, sudarinėti netipinius sandorius, sudarinėti įvairiausius mišrius sandorius. Tai yra, čia fantazijai vietos tikrai yra, naujovėm vietos tikrai yra. Ir vien tai, kad civilinis kodeksas ar kiti teisės aktai nenumato ar net neapibrėžia konkrečios sandorių rūšies, nereiškia, kad tokios negalima sudaryti. Atitinkamai visi inovatyvūs sprendimai naujovės versle reikalauja ir naujo požiūrį į tas pačias sutartis, kurias be abejo reikia sudarinėti atsakingai ir projektuoti jas taip, kad jos būtų realiai įvykdomos, o ne formaliai pasirašomos. Taigi bendrais bruožais apžvelgiant esminius dalykus susijusius su verslo registravimu, veikloje, be abejo kiekvieno iš paliestų aspektų yra daug įvairių niuansų, tiek teisinių, tiek mokestinių, verslo valdymo. Todėl visais atvejais prieš priimant konkrečius sprendimus rekomenduotina pasitarti su savo srities specialistais, teisininkais, buhalteriais ar verslo konsultantais.